Jis sveikina astrologę Rimą su naujais artėjančiais 2017 metais. Kokiegi tie metai? Norėčiau ir aš trumpai apžvelgti, pasiremiant šiuo pristatomu grafiku, kurį jūs čia matot. Tai mano ir mano mokinės Daivos darbelis, kurį mes atlikome prognostikos studijų metu. Na, kągi čia mes matome. Tie, kurie jau mokėsi prognostikos, jiems čia bus lengviau susigaudyti, o tiems, kurie dar nestudijavo, nesimokė, na, aišku, čia bus abrakadabra. Tačiau, jeigu gerai pasižiūrėsit, tai jis susideda iš tokių dviejų dalių, kaip bendro tokio grafiko, iš dviejų linijų, tai yra žalios ir raudonos. Žalia linija reiškia harmoningą laikotarpį, pozityvų laikotarpį, o raudonos linijos reiškia įtampos problemišką laikotarpį. Ir antroji dalis, tai tolimųjų planetų tarpusavio aspektai, dėl kurių kokybės ir susidaro šitoks grafikas iš tų raudonų ir žalių linijų. Aiškiai matosi kokia tai tendencija, kad raudona linija užbaigė savo dominavimą, tai rugsėjo trečioji dekada, ir nuo jos pradeda dominuoti žalia linija. Šitame grafike taip pat yra pavaizduotos 4 planetų retrogradiniai periodai, apibraukta perioda mėlyna linija, kada vienu metu danguje judės visos 4 vienu metu retrogradiškai. Štai nuo balandžio 10 iki balandžio 15 šitas laikotarpis. Kaip mes jau žinome iš pirmo mūsų kurso, kad retrogradinios planetos grąžina mus taisyti klaidas, stabdo judėjimą į priekį, tai būtų negatyvi šitų planetų įtaka. Tačiau retrogradinės planetos turi ir savo pozityvą. Tai kaip matom, ir Jupiteris, ir Merkurijus siejamas su mokslais, reiškia grįžti, perskaityti, pasigilinti prie tų pačių tekstų, prie tos pačios medžiagos, užbaigti, pataisyti klaidas, dar kartą perskaityti, kad galėtume labiau perprasti, suvokti tą medžiagą, kurią reikia įsisavinti. Mokslams tikrai yra geras periodas, puikus periodas. Tiek Jupiterio retrogradas, tiek Merkurijos retrogradas. Saturno retrogrado pozityvas yra tame, kad labai tinkamas laikas profesiniam tobulėjimui. Jis ugdo kantrybę, ugdo kruopštumą, o Veneros retrogradinis periodas jisai irgi yra palankus ištaisyti kažkokias padarytas klaidas santykiuose su savo artimaisiais, arba grąžinti skolas, arba užbaigti, nutraukti, sakykime, visiškai jau atgyvenusius santykius. Pradėti kažkokius naujus darbus palankiausias laikotarpis būtų nuo rugsėjo kažkur 30-dienio, kada baigsis šitie retrogradiniai periodai. Dar šiais metais susidursime su 2 užtemimais, užtemimų laikotarpiais, ir pirmasis užtemimo laikotarpis Mėnulio ir Saulės čia įeina į šitą periodą. Tai būtų nuo vasario 11 iki vasario 26. Ir aišku, jisai dar labiau šitas užtemimas
dar labiau negatyviai įtakos šį metų laikotarpį. Tačiau sekantis užtemimas rugpjūčio 7 iki rugpjūčio 21 jau nebus toks negatyvus, todėl kad pozityvūs aspektai ims viršų ir pradėti kažkam tikrai jis darys žymiai pozityvesnę įtaką. Kaip žinoma, užtemimo laikotarpiai yra palankus atsikratyti kažkokiais blogais įpročiais arba sąmoningai kažką tai baigti ir taip pat pradėti irgi yra visai neblogas laikotarpis. Štai rugpjūčio, rugsėjo mėnesio užtemimas, jis gali suveikti kaip pozityvas. Štai būtų tokia trumpa apžvalga. Ir tokią grafiką puikiausiai galima sudaryti su Zeto programa ir, aišku, Painto pagalba. Šitaip gražiai sudėlioti jį, apiforminti. Tai norintiems šitą patiems sudaryti tokias prognozes, kviečiu tęsti mokslus, kas jau yra pradėję, kas yra baigę porą kursų ir drąsiai imtis prognostikos kurso. Šis periodas, šitie metai visi metai yra palankus mokytis astrologijos, nes beveik visus metus mus lydės Jupiterio pozicija su Uranu, toks aspektas vadinamas astrologų aspektu. Todėl, kad Jupiteris, žinom, yra plėtra, žinių plėtra ir kartu opozicijoje yra Uranas, kuris mums kaip astrologams reiškia astrologiją. Štai mokytis astrologijos visi metai yra labai, labai palankus. Tad dar kartą visus sveikinu su ateinančiais naujaisiais metais, lai jie būna mums sėkmingi, pinigingi, pilni meilės, vilties. Taip mes ir sutinkame naujuosius, planuodami viltingai ir pozityviai. Visiems linkiu meilės, laimės ir sėkmės.